Sveiki, brangiai. Aš jau po paskutinę teismo posėdžią su Jolanta Baškienė, kuri mane kaltina praeitą vasarą padarytų vienu video, kad neva aš ją apšmeižiau už šmeižtą. Kur tą video matė vos 200 žmonių ir 5 paspaudė patiktuką. Įsivaizduojat? Už vieną video, kur labai mažai žmonių matė ir iš vis gal ten iš jų gal kokie 10 pasižiūrėjo, mūsų Baškienė iškėlė, kaip sakė, man baudžiamą bylą. Kaip aš drįsau ją kritikuoti. Nors jinai teismai nei vieną faktą, įrodymą nepateikė, kad mano žodžiai jai kažką padarė. Kaip dirba seniūnė, taip dirba. Ta prasme, kaip sveika, taip sveika. Kaip nieks nenutika, taip nieks nenutika. Ir dabar aš esu baudžiama. Prokurorė šiandien skaitė baigiamąją kalbą, kur visi pasakyti Baškienę žodžiai buvo priimti kaip faktais ir įrodymais. O mano pateikti visi įrodymai buvo visi atmesti. Pateikti įrodymai ir faktai, kad tai, ką aš sakiau, yra tiesa. Bet visa kalba buvo padaryta taip, kad aš iš vis nežinau, kaip čia pasakyti. Iš lempą susigalvojau, kad to žemės jos yra, bet jų nėra. Ir nei viena institucija netvažiavo patikrinti. Šiaip tai viso tos istorijos nieks nieką netikrina, tiek, kiek aš pati pateikiau. Nieks netikrina. Kur turėjo šiaip tai STT tikrinti, finansinių nusikaltimų tarnybą, šiaip tai kriminalistai netgi, kratas padaryti pas Jolantą Baškienę, tam, kad išsiaiškinti, o iš tikrųjų, kaip sakant, dirba sąžiningai ar ne. Visą jo šeimą, vyrą, dukterėčią ir visus kitus. Bet ar buvo padaryta? Nebuvo padaryta. Dabar aš esu baudžiama už tai, ką pasakiau tiesą. Tiesą pasakiau. Už savo nuomonę, mes kiekvienas ne tik, kaip sakant, faktais pagrindžiu, bet ir savo nuomonę, kad aš esu nepatenkinta pastatytos Baškienės, kuri dirba 22 metai pagal konkursą, nėra rinkta, tai yra pastatyta partijų, kurios yra Šiaulių rajono savivaldybėje. Tai yra valstiečiai, pagrindė tai yra valstiečiai. Valstiečių partija. Ir skvernelistai, vardan Lietuvos. Skvernelis su Rima Baškienė. Jinai buvo pastatyta, kada Rima Baškienė atėjo į Seimą, jinai pasistatė savo seniūnas. Ir taip yra visur pasistatyti savo seniūnai. Kodėl? Tie seniūnai yra pagrindiniai atstovai už balsadėžes per rinkimus. Balsadėžes. Pagal Baškienę jinai neatsakinga už nieką miestelį mūsų. Už nieką absoliučiai. Jinai neįeina jos pareigas. Jos pareiga yra per renginius kalbą sakyti. Viskas. Jinai jokių funkcijų daugiau pas mus neatlieka. Jai buvo paskirta nuvežti žemės, bet jai jau nebepriklauso žemės atvežti ant kelkraščio ir pasirūpinti, kad kelkraštis būtų sutvarkytas. Tai kokiu čia debilu reik būti, aš nesuprantu. Kokį debilu reik būti? Taip, jeigu pagal prokurorę, tai Baškienė už nieką neatsakinga, tai ką mums reikalinga tokia seniūnė ir iš vis seniūnija, kuri kainuoja per metus. Viena seniūnija maža kainuoja nuo 130 iki 200 tūkstančių per metus. Ką? Aš tai nematau reikalą. Tai link to ir eisim. Nesvarbu, koks bus teismo sprendimas, toliau aiškinsimės, kodėl tos žemės nebuvo atvežtas. Kodėl Gilys pirmuo teisę turėjo išsinuomoti valstybinę žemę negu mano tėvai, kurie 20 metų jie dirba. Ir turėjo iš abiejų pusių nuosavą žemę. Toliau aiškinsimės. Čia nieks nieko nesibaigė. Gal mane nuteisti, gal ką nori padaryti, aš toliau eisiu ir ieškosiu tos tiesos. Ir aš ją vis tiek anksčiau ir vėliau rasiu. Bet tu, Baškienė, ten nesėdėsi. Niekada gyvenime. Anksčiau ir vėliau tu ten bus išmesta kaip šuva. Ir taip stipriai. Aš nemanau, kad dabartinė naujoji valdžia
dėl tavęs praras. Ar norės prarasti valdžią? Su visais valstiečiais, aferistais ir žemių grobikais. Tai tiek.